Labą dieną. Pradedame transliaciją apie gyvenimo įgūdžių programą. Ir tiesiog tokie pagrindiniai įgūdžiai, kurie iš tikrųjų nuolat yra minimi ir buvo minimi ir tėvų bendruomenių, ir švietimo bendruomenės atstovų, ir apskritai plačios visuomenės, kaip užsakymas mokyklai, kad tos temos, kad to turi būti mokoma mokykloje, apsvaršius įvairius už ir prieš, gairių rengėjai ir su plačia visuomenė iš tikrųjų buvo labai diskutuota, kai buvo rengtos 2019 metais gairės tas klausimas, ir vis dėlto buvo numatyta rengti atskirą programą ir skirti atskirai laiko, pagrindas jos yra socialinis emocinis ugdymas. Tai yra iš tikrųjų rekomendacija daugeliu tarptautinių institucijų, tokių kaip Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija, daugybė tyrimų apžvalgų, tiek edukologinių, tiek medicininių tyrimų, kuriais mes rėmėmės. Kodėl Irena, kalbėdama apie PSO ir kitas tarptautinės organizacijas, neįvardina konkrečiai UNESCO, kurių atstovai 2022 metais buvo atvykę į Lietuvą, asmeniškai bendravo su Irena, kuri jų atstovams pristatė naujas ugdymo programas, o šie labai pasidžiaugė, kad šiose programuose yra įgyvendinama didžioji dalis UNESCO rekomendacijų švietimui. Programą rengia, kaip aš ir minėjau, Nacionalinė švietimo agentūra, pasitelkė šiam darbui išorinius ekspertus ir būtent gyvenimo įgūdžių programai irgi buvo skelbiamas konkursas ir jame dalyvavo keletas pretendentų ir iš jų buvo atrinkti asmenys, kurie atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir buvo priimti šiam darbui. Turbūt nepaslaptis jau, kas tie asmenys, tai daktarė Daiva Šukytė, kuri sėdi šalia manęs, ir profesorė Natalija Istomina. Ar buvo derinta su tėvų organizacijomis, jį taip su kokiomis, ar atsižvelgti pastebėjimus? Taip, tai dabar iš tikrųjų turiu išsirašiusi netgi datas, kada ir kaip buvo derinama programa. Kaip minėjau, programos rengimas prasidėjo 2019 metais. Pirmasis programos variantas buvo parengtas 20 metų gruodžio mėnesį ir buvo paskelbtas. Gauta pastabų ir jos buvo koreguotos ir 21 kovo pabaigoje jau buvo paskelbtas atnaujintas programos variantas. Vėl sulaukta įvairiausių pastabų. Tame tarpe ir buvo tėvų asociacijos, ne tik tėvų, bet buvo ir Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos psichologų sąjungos, valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos darbo ministerijos, nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, Lietuvos tėvų forumo, sąjungos vardan šeimos, mokymosi šeimoje asociacijos, Laisvos visuomenės instituto, ir kur kas daugiau buvo įvairiausių atsiliepimų, ir dalis jų atgulė į programą, dalis galbūt buvo dėl nepakankamos argumentacijos atmesti. Ir jau Liepos mėnesį vėl buvo pateiktas visuomeniai dar viena šitos programos redakcija, po kurios vėl buvo sulaukta įvairių pastabų, ir jau lapkričio mėnesį programa buvo vėlgi atnaujinta ir vėl paskelbta visuomeniai. Tai 22 metų kovo mėnesį buvo skelbtas variantas, vėlgi atsižvelgus į tas pastabas gautas, ir jis vėlgi buvo kažkokių tai pastabėlių ten, ir galiausiai 22 Liepos mėnesį programa buvo skelbiama teisės aktų informacinėje sistemoje ir nebuvo gauta jai pastabų. Tai šią žinutę priėmėm, kad pasiektas kažkoks susitarimas, ir kadangi pastabų nebuvo, programa jau buvo ir patvirtinta tų pačių metų rugsėjo 30 dieną. Teisinio pagrindo, ar ne, šitos programos ir būtent lytinio ugdymo dalies, tai
kur tai yra numatyta, kad tokia programa turėtų būti parengta ir kokiais teisės aktais remiantis programa yra priskirta privalomam ugdymui. Tai, kaip ir minėjau, pagrindimas programai rengti, apskritai visom programom rengti ir atnaujinti, tai buvo praėjusios vyriausybės 17 metais patvirtinta programa. Lytinis ugdymas kaip to, kad atskirai, kaip ir kiti dalykai atskirai niekada tokio lygmens dokumentuose strateginiuose nėra įvardėmi, yra bendrai parengiama atnaujinti programą, remintis šiuolaikinio mokslo žiniomis ir panašiai. Tai ir patikima ekspertam, kurie dirba toje srityje ir seka tendencijas kitų šalių, tarptautinių organizacijų, skaito tyrimus, jais remiasi. Iki šio programų atnaujinimo šios visos temos buvo integruotos. Tokia prieiga yra gana fragmentiška ir nesudaro prielaidų mokiniams išsiugdyti reikalingų kompetencijų. Ir iš tikrųjų tą indikavo ir tyrimai patys įvairiausi, kuriais mes rėmėmės. Kokiais šaltiniais bei tyrimais yra paremta naujoji programa? Pateikite tyrimų rezultatus, kaip programa įtakos mokinius. Tai mokslo šaltiniai, jeigu reikia viso sąrašo, jis tikrai yra pakankamai ilgas. Tai vadovavomės Pasaulio sveikatos organizacijos išleistais dokumentais, kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir naujausia mokslinė pažanga, kuri buvo rasta dviejose pagrinde šaltiniuose, tai yra Web of Science duomenų bazė mokslinių šaltinių ir tai yra PubMed Medline. Dabar įvertinti, kaip pati programa paveiks mokinį, nelabai supratau klausimo, nes mes neturim rezultatų vertinti tai, kas dar neprasidėjo. Žiūri į akis ir meluoja. Taip, mes negalime vertinti to, kas dar neprasidėjo Lietuvoje. Bet mes ir nenorime, kad tai prasidėtų. Nes pasaulyje tai jau yra įvertinta. Yra atlikti tyrimai. Ir yra parašytos išvados, kad tokios programos, o ypatingai jų lytinio švietimo dalis, yra daugiau žalinga jaunam žmogui negu naudinga. Ir palyginimai buvo atlikti tiek tose mokyklose, kurios rėmėsi UNESCO rekomendacijomis, tiek tose mokyklose, kurios rėmėsi CDC rekomendacijomis. Tai ar mums reikia vėlgi iš savo vaikų daryti bandomuosius triušius ir pažiūrėti, ar čia bus kitaip, ar mes galime pasinaudoti kitų šalių skaudžia patirtimi ir neleisti, kad tai įvyktų čia Lietuvoje. Bet tiesiog dabar pasakyti, kad ši programa yra efektyvi ir poveikis pamatuotas, tai būtų moksliškai tikrai nepagrįsta, tačiau mes galim remtis jau atliktais tyrimais ir kitų šalių patirtim. Programų rekomenduojami informacijos šaltiniai gana tendencingi ir mokslinio požiūrių neatspindi požiūrių ir tyrimo įvairovės, rašo klausėjas. Pirmiausiai, mes pasitikim visais mūsų mokytojais. Tikrai nėra pagrindo nepasitikėti. Kadangi jau mokytojas baigė mokslus ir gavo profesinę kvalifikaciją, tai jis turi žinių, jau bagažą pakankamai didelį ir kompetenciją, ne vien tik tai žinoti kas, bet ir mokėti ir žinoti, surasti naujausią informaciją. Mes gyvenam tikrai tokiu laikotarpiu, kai pasaulis keičiasi tiesiog žaibiškai, atsiranda naujų atradimų. Tai esmė šitos programos nėra tame, kad suteikti kažkokios informacijos. Programos esmė yra parengti vaiką sėkmingam, laimingam ir sveikam gyvenimui. Tai gali būti kažkokių atsitikti tokių atvejų, kai bus nesutapimai, bet aš manau, kad to tikrai nebus. Tai čia tiesiog iš tikrųjų yra turbūt manipuliavimas, kai yra kalbama, kad galima tą programą vartyti kaip nori. Tikrai taip nėra. Ar bus vadovaujamasi programoje, tai yra ar programų vadovaujamasi konstitucijų nurodytų šeimos apibrėžimų ir mokama pagal LGBT siūloma šeimos apibrėžimą? Aišku, reikia atsakyti apie lytį ir aš pasakysiu galbūt labiau iš mokslinės pozicijos. Vis dėlto vaikai, kai gimsta, jie turi dvi lytis, vyrų ir moterų.
kokia bus socialinė lytis, ar vėliau žmogus norės atskleisti, kokios jis lyties, tai yra jo asmeninis pasirinkimas. Tai vaikai nemokomi lyčių atpažinimo kito asmens. Jie turėtų sugebėti identifikuoti save. Toj programoje nėra apie, sakykime, lyčių ypatingus skirtumus. Ten nėra apie tai, kad ir mes programa, pasikartosiu, yra apie lygybę visų žmonių ir šeima yra suvokiama kaip šeima. Šeima tai yra vienoje, sakykime, vietoje vedančių bendrą ūkį, gyvenančių kartu vaidmenų pasirinkimo prasme. Tai mama, gali būti tėtis, vaikai, kurie ir turi tam tikrus vaidmenis. Nei tokio tendencingo mokymo, kad šeima tai yra bet kas, ir nėra tokio tendencingo mokymo, kad šeima tai yra griežtai apibrėžta su tam tikrais vaidmenimis. Ar bus akcentuojami santykiai tarp tos pačios lyties asmenų? Neįsivaizduoju, ką reiškia dabar vėl tas klausimas, jeigu taip labai konkretinti, ar bus akcentuojami. Tai akcentuojama, kad visi mes turim lytis ir visi turim savo emocijas, kad yra tam tikras brandos laikotarpis. Ir tai norėčiau pabrėžti, kad šitoj programoje visos tos temos ir žinios yra taip ir sukurtos, kad atitiktų laikmetį ir būtų pateikta informacija ne per vėlai, bet ir ne per anksti. Programoje bendrai neakcentuojami lytiniai santykiai. Tai tikrai nėra programa, kuri moko lytinių santykių. Programoje apie tai nėra. Vertybės ir apie santykius, iš esmės, socialinis emocinis ugdymas, man tai atrodo, yra pagrindas šeimos santykių, ir jeigu norim turėti darnes šeimas ir kad vaikai jas kurtų tokias darnes, tai pirmiausia, jie turi būti savy stabilus, netgi galiu pasakyti tokį žodį, ir iš esmės niekas neišėmė nei šeimų, nei tėvystės. Iš esmės, toj programai tikrai telpa tai. Ar pastebėjimų, gal greičiau, ar nereikėtų sakyti, kad reikėtų juk šitos dalykus palikti šeimoje, ar tai kažką mes paliekame šeimai, ar ne?